Jūs turite... Aš buvau, kaip jis buvo atvažiavę, buvau ir Lazdijuose, ir Kapčiamiesčio salėj buvau. Tai tokie sutikimai tai čia nėra. Tai svarbiausia, žmonių neišklausė. Nieko žmonių neklausė ir savo nuomonę. Mes atseit, kaip pagal rusų pasakymą, priversim, kad jūs įsikeltumėt. Nu, skabutėse, aišku, sakau, bet panašiai požymiai tokie buvo. Nežinau, šiaip aš nežinau. Tas ar socdemai, nu, ką ten besiūstų, ar jie klauso žmonių, čia yra geras klausimas. Nes mes galim sakyti, pavyzdžiui, ten socdemai sakys, kad dėl LRT darbo grupę sukūrė tam, kad išklausytų įvairias nuomonės ir išklausė tipo žmonių, nes ten buvo atstovai, tarkim, įvairūs. Bet ten yra fiktyvi visiškai grupė ir imituota diskusija, Bibija ten išklausė. Ateina STT, jie išklausė, bet tada pradeda dūchinti išvadas ir procedūras visas, ką STT atliko blogai vardinti, ar jie išklausė STT? Nu, I guess, išklausė literaliai, bet, nu, neatsižvelgia, neišklausė, nu, tai ne. Dabar, kai atvaro į Kapčiamiesį, pavyzdžiui, susitiks su gyventojais, aš sakyčiau, jie labai daug padarė, kad, tipo, išklausytų. Aš žinau, ar tai buvo geras formatas, nemanau, bet, tipo, I guess, jie darė pastangas, kad išklausytų bent jau, tą literaliai išklausytų. Bet tada Kapčiamiesčio gyventojų ten, kaip suprantu, net mažuma buvo, atvarė visokio Orlauskai viską, klykiuojančias šizofrenikas, tai I guess išklausė tų klykiančių gyvulių kai kurių, nes ten buvo ir adekvačių žmonių, viskas tvarkoja, ten su kai kuriais buvo. Bet tipo, tai I guess išklausė, bet ar tu galvoji, kad išklausimas tai yra lygų pritarimas? Nes čia irgi dalykas. Kai ir man yra, sakė žmonės ten kritika, nesiklauso kitų nuomonės, aš galiu ją išgirsti. Tai nereiškia, kad aš šiaip pritarsiu. Nes žmonės kai kurie galvoja, kad išklausimas yra lygų pritarimas. Bet jo, ir tada atsiranda riba, nes ar mes ne tą patį darom, žinai, darbo grupę sukūrė, mums nepritarė toliau, ar tai reiškia, kad mūsų neišklausė? Nu ne, bet mes ir nekaltinam, kad neišklausė, kaltinam, kad apskritai fiktyvę grupę sukūrė ten, nu, viskame kame. Bet jo, nežinau, tas, jie kaip ir dėjo pasangas, kad išklausyti, ir man atrodo, čia yra tas klausimas, kur realiai visiems Lietuvoje kaip ir rūpi, visom partijom kaip ir rūpi, tas, kad būtų tvarkingai padarytas poligonas, nes jo iš tikro reikia, ir jis žudbūt mums reikalingas. Man atrodo, čia visi sutinka. Ir man atrodo, čia nuoširdžiai buvo pastangos dedamas, kad, nu, kažkaip ar išklausyti, ar bent jau parodyti, kad išklausai, kad nuraminti žmonės ir viską, o kad jis bus statomas, tai aišku bus statomas. Čia būtų tragedija, jeigu nebūtų statomas. Ta vieta, man atrodo, yra nuostabi. Ir greičiausiai ten, nu, neišvengiamai turim statyti, nu, nebent visiška katastrofa būtų. Tai čia tas pateikinėjimas, kad čia neišklauso ar panašiai, aš nežinau, kiek teisingas yra. Netgi su socdemų ministrais ar netgi su socdemais. Man atrodo, jie čia irgi stengiasi actually nuraminti ir išklausyti, kiek, nu, įmanoma, bet Kapčiamiesčio gyventojai tikrai nepalengvina šitos situacijos. Propagandistai, kuriuos įsileido Kapčiamiesčio gyventojai į savo gretas, irgi nepagerina situacijos. Botynas, kurį LRT tyrimas demaskavo irgi, kur botų belinkiek paskirų visą šitą temą judino į priekį, irgi nepadeda situacija. Čia tiesiog prasta situacija, nes poligonas mums yra žiauriai reikalingas, kam jis nėra reikalingas, tai ruskių propagandistams ir ruskiams. Tai kad viskas buvo sujungta ir šitas fiasko buvo, jis nėra netyčia. Netyčia neatsirando tokie dalykai. Net natūraliai neišaugo tokie dalykai, kaip matėm, nes botai buvo pajungti. Tai jo, bet išklausimas, manau, kiek įmanoma buvo išklausyti, o toliau sėkmės jums.